Nugi labas rytas. Aš ir vėl atvariau ieškoti ragų po praeitų nelabai sėkmingų paieškų. Nusprendžiu dar biškį gal daugiau laukus patikrinti, ten kur nėra privažiavimų, gal mažesnis tas ieškojimo bumas ir stengsiuos praeiti. Šiandien yra kovo 23 rytas, pakankamai ankstyvas, dar tik 6:30, saulė ką tik patekėjo ir pilni laukai stirnų, jau ir lapė nubėga, jau man tuos žvėriukus pamatyti yra smagiau, turbūt negu tą ragą surasti. Tai va, jeigu kažką įdomaus rasiu, būtinai nufilmuosiu jums ir parodysiu. Čia toks geras kvartaliukas buvo, stirnas nubėga, nulėksi. Ir va, dar matau atbėga dvi stirnas ir visas iškirstas. Tiek daug žvėriukų laikydamas. Gaila, šiemet pirmą kartą čia šitoj pusė. Kol kas vien tik stirnų pėdsakus matau. Jokių didesnių nėra. O, ant tų žodžių biškį didesnė, bet čia gali būti Danielė. Ne elnio. Ir aš po biškį žygiuoju link to kvartalo, kur noriu patikrinti. Šiandien esu vienas, tai gali būti, kad sutiksiu šernus, nes kai vienas eina tyliai, stengiuosi nei šakelę nelaužyti, kai arčiau tos žvėriukus pamatyti. Kyla ne tik saulė, bet kyla ir gervės. Pabaidžiau, va toliau paskrido. Loma tokia, o aš į mišką ir norėdamas nelabai patekčiau. Bet va, pažiūriu tuos įėjimus, išėjimus ant kraštų. Galbūt kažkas, sakau, pametė ragiuką, nors čia gal perbrisčiau jau. Tai va, toliau žygiuoju link tavo tikslo. Opa, ten toli. Per žiūronus matas 4 elniai sugrįžta iš laukų į mišką. Jie drąsūs todėl, kad čia jokio kelio nėra arti. Kelias už kokių 1,5–2 gal kilometrų tik tais artimiausias. Ir todėl man reikia tą lauką patikrinti, jeigu kas ten ir tą miškiuką. Nes pirmas elnes, kurie žiauriai stambus. Nu va, pamačiau ne tik stirnų, gervių, žąsų, lapę, jau ir elnius pamačiau, nu fainiai. Voveraitė, nežinau ar matysit, bet turiu su telefonu nufilmavę. Nu, voverytė, kaip tu gyveni? Ką, nėra tų kur bėgti. Gerai, negąsdinti tave, eina tolyn, iki. Kas čia tokia mane stebi? Ką? Oho, kad neriaukštinė. Pamačiau, kaip ir žemė bėga. Ir va, tupi ant šakelės dabar. Čia parodysiu. Čia tupi ir per žemę bėga. Galvoju, kas čia? Kur tu bėgsi? Kokia tu graži? Ai. Nu, nebijok, aš tik pafilmuosiu tave ir viską. Va, voveraitė kokia gražuolė. Nu, kaip faina voveraitė buvo pamatyti. Telefonu pafilmavau, nes su kamera zoomo nėra, tai tokiam kirtime. Nebematau, jin ten tupi ar netupi. Į ąžuolą įsilipa į kokius 7 metrus. Nu ir niekur nebėga. O aš dabar atėjau čia į tą vietą, grinai kur tie elniai įlinda iš laukų. Ten baigės rapsas. Tai va, norėsiu tą lauką biškį su žiūronais pasižiūrėti. Bet tam lauke dabar šeimininkauja gulbės. Ir kaip jie nesinorėtų jų iš karto išvyti. Bet jos susiklususios, galvas pakėlusi žiūri į mane, ko jos turėtų tinktis čia.
Ir čia turbūt gulbės nebilės, nes būtų giesmininkė, tai čia karksėtų bele kiek. O gal šiaip iš ryto nekalbadienis. Nu, skrisit gulbelės. Ką neskrisit, ar išeina tik tais. Taip, čia gulbės nebilės, ką tik per žiūronį pažiūrėjau. Oho, čia koksai status skardis pareit žvėriukam. Gal kas pametėt, ką nes visas šuoitas nutryptas. Nu, žinot klausimą, kodėl moteris gyvena ilgiau. Todėl, kad nedaro tokių nesąmonių. Reik perlipti kažkokiu tai būdu. Ir dabar pamėginsim tai padaryti. Tik neramina, kad ta pabaiga ten tokia plonoka. Šiaip kaip ir turėtų atlaikyti mane. Paukščiai čia normalus. Nežinau, stovi per patį vidurį. O man ten reikia. Gerai, randa nebe miškas. Britvom. Viskas gerai bus. Opa. Perėjau. Tai va, kodėl perėjau? Kažkokias šaknis turbūt. Panašias į ragą pamačiau ant rapso. Tolumoj tai visus dalykus, kas 50/50 reikėtų patikrinti. Nu, esu kitoj miško pusėj. Ten, kur norėjau būti pasirodo, tas kvartalas išretintas, ten šūdas, nieko gera. Ir dabar apeidinėjau pakraščiukų tokių lauką. Ir šnai, ką aš randu. Stirnas ragiukas. Nesuprantu, čia šviežias, nešviežias jisai. Nes stirnas pradeda lapkritį mesti ir gruodį. Kaip ir neruda ta rožė. Kailio biški dar yra. Tai va mažas, nuzulintas ragiukas. Antras stirnas ragiukas į kolekciją. Tai va, vis šis tas. Nu, tokioj vietoj visai nesitikėjau rasti tą stirnas ragelį, nes čia tiek žmonių pėdų. Aišku, čia yra išėjimas iš miško žvėrių takas, bet čia jau žmonių sutryptas takelis. Aš pats jau šiemet vieną kartą va čia netoli esu buvęs. Tai va, smagu. Nu va, po biškį baigiu išeiti iš šernų karalystės. Nors čia priknisimų da pilna. Žemė kaip sudirbta, bet va ką tik 2 Danielius pabaidžiau. Ragiukai kaip asoškas. Ir va čia stovėjo jie ir knaisės, va šviežiai priknista. Tai va, bet tik 2 buvo. Nu, bet vis tiek užteko pamatyti. Ir einu prieš vėją ir jie manęs neužuodžia, kol nepamatė. Tai va tokios takelės. Ir baigiau apėti jau tą mišką. Prieky stirna. Stirna stovi ant linijos, žiūri į mane. Nu jau čia ta stirnų elnių pusė. Jau nebe šernynas. Tai gal biškį pasivaikščiot čia. O stirna drąsiai ir toliau žiūri į mane. Patinėlis su ragiukais. Nu ką, panašu, kad teks baigti ragų ieškojimo sezoną 3 savo. Ir elniai jau visi be ragų laksto. Aš kur žinau tas vietas, kur
laikas ir kur įmanoma kažko paieškoti, kaip ir apvažiavęs, apėjęs, jau naujai nieks nebenukris, ieškotojų daug, tas ragas turbūt nespėja atšalti ant žemės nukritęs ir buvau prieš tai 9 kartus šiemet išėjęs konkrečiai ragų ieškoti, tai 3 kartai buvo dar nepradėjus mest, pernykščių ieškoti, per juos buvo nueita 192 kilometrai, plus šiandien dasidės apie 15, tai gausis 10 išėjimų ir biški virš 200 km, tai gaunas išėjimas apie 20 km. Jeigu anksčiau išėjęs ieškoti nueidavau 5-7 km, tai šiemet kažkaip po 20 einu. Iki mašinas dar koks kilometras, bet čia jau kažkaip nebesitikiu aš nieką rasti. Tai va, bus 3 sezono pabaiga. O šiandien, aš mačiau 4 elnius per žiūronus, mačiau 2 danielius, mačiau stirnų daug, gervių daug, gulbių, žąsų daug. Žodžiu, aš laimingas. Aš gamtos vaikas, man patinka tokie dalykai, gyvūniukai visi. Aš jau mieliau pasivaikščiosiu tyliai ramiai, nei ką šnekėsiu. Oba, matau priekį, matau briedžiuką. Visą briedį, ne briedžiuką. Tai va, sutrukdė šnekėti. Briedis, bet atsistoja, žiūrėjo per krūmus į mane ir dingo, bet tyliai dingo, nebėgdamas nieko, pamažu nuėjo. Tai šiemet per sezoną pavyko rasti 7 šakų pernykštį, nors ten gerai išsivaikęs, galvojau netgi šiemetinės. Paskui radau pernykštį 5 šakų didelį ragą, nuolaužų tų visokių, yvą buvau radęs, kaip ten iešmaragį, stirnas tas ragiukas, nesuprantu, jis čia pernykštis, ar ne pernykštis, nežinau, per žiemą pagulėjęs, ta rožė kaip ir švari tokia, kraštai balti, pats vidurys pageltęs biški. Tai va, paskui mano kanale žiūrėkit kitus video, filmuosiu, kelsiu, žygius, kelionės, žvejybas. Iki kitų susitikimų. Ate.